Šiandieną jūs noriu pakviesti pasimelsti su Dievo žodžiu iš Morkaus Evangelijos 12 skyriaus nuo 13 iki 17 eilutės imtinai. Dabar jums ir perskaitysiu. Tada jie siunčia pas Jėzų fariziejų ir erodininkų sugauti jo kalboje. Šitie atėję sako jam: Mokytojau, žinome, jog esi tiesakalbis ir niekam nepataikauji. Tu nepaisai žmonių padėties, bet mokai Dievo kelio, kaip reikalauja teisybė. Valia mokėti Ciesoriui mokesčius ar ne, mokėti ar nemokėti. Matydamas jų veidmainystę, Jėzus tarė: Kam spendžiate man pinkles? Atneškite man pažiūrėti denarą. Jie padavė, jis ir klausė, kieno čia atvaizdas ir įrašas. Jie atsakė: Ciesoriaus. Tuomet Jėzus jiems tarė: Kas Ciesoriaus, atiduokite Ciesoriui, o kas Dievo Dievui. Ir jie be galo juo stebėjosi. Tada perskaitę Morkaus Evangelijos 12 skyrių nuo 13 iki 17 eilutės matome, kaip Jėzų bando įstumti į spąstus ir į pinkles. Taigi Jėzaus atsakymas nėra vien gudrybė siekianti išvengti problemos ir nepakliūti į spąstus. Nesako paprasčiausiai: kiekvienam duokite, kas jam priklauso, nepaminėdamas, kas kam priklauso. Jo laikais valdovo valdžia siekė ten, kur teisėtai galiojo jo pinigai. Akivaizdu, kad šalis, kurioje cirkuliuoja Ciesoriaus monetos, yra jo valdoma ir turi būti laikomasi jo žaidimų taisyklių, tarp kurių yra ir be abejo mokesčių mokėjimas. Bet Jėzui rūpi kita – duoti Dievui tai, kas Dievo. Kaip monetoje yra Ciesoriaus atvaizdas, taip žmogus yra Dievo atvaizdas ir priklauso Dievui, sukurtas pagal jo paveikslą ir panašumą. Taigi jam priklausantis mokestis, apie kurį Jėzus bando pasakyti, atiduoti save, mylėti visą širdimi, o artimą kaip save patį. Apie tai bylos toliau šis skyrius 30 eilutėje. Šį įsakymą, kurio dėl nuodėmės pirmą nepajėgėme įvykdyti, dabar su Jėzumi galime ir turime įgyvendinti kiekvienu atskiru savo poelgiu. Taigi, kalbant apie civilinę valdžią, naudinga atskirti turinį nuo būdo. Taigi, jos turinys yra tarnauti visų žmonių geroviai. Ir šią prasme, nors formos istoriškai daugiau ar mažiau netobulos, ji yra teisėta ir Dievas jos pozityviai nori. Apie tai kalba taip pat laiškas Romiečiams 13 skyrius nuo 1 iki 4 eilutės. Bet būdas, kuriuo valdžia vykdoma paprastai kaip tautų vadų, kurie kaip ir visi žmonės, neišskiriant nemokinių, trokšta turto, galios ir pasirodymų. Ir mes tai matėme ankstesniuose tekstuose, kai mokiniai klausė, kas sėdės tavo kairėje ar tavo dešinėje. Taigi šio būdo Dievas nenori. Kiekvieno širdyje glūdintis nuodėmės vaisius pasireiškia ne visų geroviai, o labiau bendram blogiui. Pavergia visus, tiek tuos, kurie blogį daro, tiek tuos, kurie jį patiria, atimdamas visiems valdantiesiems ir valdomiesiems laisvę, tai, dėl ko esame Dievo paveikslas ir panašumas. Taigi ir ši ištrauka mums padeda suprasti žmogaus sūnaus galią, kuri visuomet meta iššūkį žmogaus galiai. Jo galia yra meilė, tarnavimas ir nuolankumas. Tai reiškia duoti Dievui tai, kas yra Dievo. Taip tapsime tuo, kas esame, panašus į tą, kurio atvaizdą nešiojamės. Tai galioja ne tik asmeninėme lygmenyje, bet ir visuomeniniuose santykiuose, nes pateikiamas alternatyvus naudojimusi valdžia būdas, kuris neleistų jai iš tarnavimų tapti viešpatavimu. Taigi Jėzus
galima sakyti, tiksliai atsako į savo priešininkų klausimą. Atsiribodamas nuo jų, taip pat ir nuo zelotų, kurie nori paimti valdžią manydami, kad Dievo karalystei sukurti pakanka paprasčiausiai pakeisti žmogaus karalystės etiketę. Tokių daugiau ar mažiau naivių iliuzijų esame kiekvienoje epochoje ir mes tai žinome iš mūsų istorijos. Taigi, be to jis mums parodo pasirinkimo kriterijų. Kiekvienu atveju pirmiausia reikia duoti Dievui tai, kas Dievo. Ir visuose dalykuose šio principo ieškoti. Kiekvienoje atsakomybėje, kiekviename pašaukime, kiekvienose pareigose, tiek valstybinių lygmenių, tiek bažnyčioje tarnaujant, tiek įvairias kitas pareigas einant visuomenėje. Taigi, tačiau jų priešinimasis pasireiškia ne tokiais pat galios būdais, bet neturto liudijimu, tai yra kankinystė. Tai vienintelis veiksmingas ginklas. Taigi Jėzus yra iš meilės tarnaujantis žmogaus sūnus. Savo žmogiškumu grąžinama mums Dievo veidą, pagal kurio paveikslą buvome sukurti. Taigi per jį mums suteikia tikrąją laisvę, kurią gauti gali tas, kas yra neturtingas. Karalius, galintis daryti, ką nori, manosi esąs idealus žmogus, kiekvieno žmogaus idealas. Iš tikrųjų, jis nėra laisvas žmogus, jis puolęs vergas, sugadintas Dievo paveikslas. Apie žmogaus karališkumą žiūrėk puikią pasakėčią Teisėjų knygoje, 9 skyriuje nuo 8 iki 15 eilutės arba 1 Samuelio knygoje 8 skyriuje. Joje atskleidžiama, kodėl Dievas nenori, kad Izraelis turėtų karalių. Taigi, kas esame mes? Mes esame mokiniai. Mokiniai, kurie esame pašaukti būti Jėzaus liudytojais. Naujais ir laisvais žmonėmis, mokantis mylėti ir tarnauti šiame vergystės ir nuodėmės kupiname pasaulyje. Paklusdami arba nepaklusdami galime būti Dievo paveikslu ir panašumu arba ne. Tarnauti jam arba ne. Melskime Viešpaties malonės, leistis į šią mokinystę, kurio pavyzdys mums yra pats Jėzus. Būkite palaiminti ir gražios jums maldos su šiuo Dievo žodžiu. Sudie.